taškai. Apie amžiną malonumą. Niekada žmogus šiame pasaulyje nepasitenkins, nes kai tik jis pripildo savo norą, toj pat dingsta skonis. Jeigu aš suvalgau šituos pietus, kurių taip norėjau, tik iš pradžių vos pradedu juos valgyti, pajuntu tikrą skonį, o po to palaipsniui man dingsta apetitas ir aš nejaučiu to malonumo. Na ir kas išeina? Malonumas, kurį aš patiriu, užmuša malonumą. O man reikia atvirkščiai. Aš noriu mėgautis, amžinai nenutrūkstamai, kad vis daugiau įtraukdamas į save, tarkim valgydamas, aš vis labiau norėčiau. O to nėra šitame pasaulyje, šitoje mūsų būsenoje. Kaip padaryti taip, kad mes galėtume amžinai mėgautis, nepriklausomai nuo laiko, būsenų, kiekybės, kokybės. Taigi išeina taip, kad pačios gamtos taip sutvarkyta, kad prisipildymas ir noras anuliuoja vienas kitą. Ir todėl visą mano gyvenimą sudaro kančios, truputis malonumų. Kančios, truputis malonumų. Negali būti nuolatinio, nenutrūkstamo mėgavimuose, nes egoistinis prisipildymas visada pripildo norą ir jį anuliuoja. O jeigu per mane perės malonumas, eis svetimiems norams, bet tie svetimi norai bus mano paties, jeigu aš jausiu priklausomybę tam pačiam organizmui. Tarkim, kaip mama su kūdikiu. Ji jaučia kūdikį, kūdikis, o čia mama. Per ją pereina visi malonumai, kuriuos ji duoda kūdikiui. Ir viskuo, ko jis mėgaujasi, ji irgi mėgaujasi. Tai yra viskas priklauso nuo to, ar sugebėsime prie savęs prisijungti visas likusias sielas. O tai ir yra mūsų uždavinys. Grįžti prie tos būsenos, kai mes esame viename organizme. Ir tada mes įgyjame galimybę perleisti per save visus malonumus, kad užpildytume visas likusias sielas. Tai yra kiekvienas iš mūsų pakyla į begalinio amžino egzistavimo lygį. Kodėl mūsų gyvenimas, jis taip pat prasideda ir baigėsi? Todėl, kad mes su jumis pripildom save. Išvystome savo norus beveik iki 40 metų, o po to pradedame juos išpildyti. Ir galiausiai žmogus savo gyvenimo pabaigoje nebenori gyventi. Jis jau nebeturi jėgų gyventi. Kodėl? Nėra norų. Ir tai vyksta visose žmogaus lygmenyse. Gyvūninėme ir dvasinėme. Taigi todėl kabala rodo, kokiu būdu galima be galo amžinai egzistuoti. Tam būtina tik įvaldyti štai šitą prisijungimo prie savęs likusių sielų metodiką. Įsiliejama arba pakylama, arba susiliejama vėl į tą patį organizmą, kuris vadinasi bendra siela arba adomas. Jeigu mes, tie, kurie iš tikrųjų jaučia širdies viduje šitą tašką, norą sugrįžti į dvasinio pasaulio pajautimą, mes imame pažinti mūsų būseną aukštesnėjame pasaulyje. Ir tai vadinasi kabalos išmintimi. Tai yra, mes studijuojame tai, kaip mes esame čia. Ir tikrai mes jau ten esame, bet nesuvokiame to. Be to, kad mes, būdami ribotos būsenos, norime suvokti ir pajausti mūsų tikrąją būseną, ją studijuodami, mes pritraukėme į save šviesą esančią ten. Aš jau to pasaulio gyventojas, aš jau ten esu, tik paprasčiausiai to nesuvokiu. Bet jeigu aš maksimaliai stengsiuosi jį suvokti, prasibudinti, mano norai, mano siekimai, sukuria manyje papildomus indus. Ir tada mes jaučiame dvasinį pasaulį. Ką tai reiškia? Mes pradedame jausti, kad esame visi vienas su kitu susiję, kaip vienas kūnas. Ir tada per kiekvieną iš mūsų pereina aukščiausiai šviesa, begalinė, neribota.
Vadinasi, visos problemos, kurias mes jaučiame mūsų pasaulyje, ateina tam, kad priverstų žmoniją pradėti savo kelią atgal. Aš manau, aš įsitikinęs, kad greičiausiai tai nebus priimta daugumo žymiausių pasaulio mokslininkų. Žinote, man nusispjauti į mokslininkus ir į visą mokslininkų bendriją. Man svarbu viena – išsakyti tai, ką aš turiu išsakyti. Ir aš tai padarysiu taip, kaip manau esant teisinga. Ir man visiškai nusispjauti į tai, ką jie galvoja apie tai, ką aš noriu pasakyti. Aš juos nebekreipiu dėmesio seniausiai. Man svarbu pakeisti gyvenimą planetoje, kurioje mes gyvename. Ir aš įsitikinęs, kad reikalingas naujas mąstymas. Mes paprasčiausiai tiek tikime įvairiais prietarais, kad žmonės ima ieškoti alternatyvos mokslui. Ir jums puikiai tai žinoma. Akivaizdu, kad jūs žinote, apie ką kalbate. Aš norėčiau sėdėti prie jūsų kojų ir mokytis iš jūsų visą laiką. Ir aš negaliu išreikšti, kiek tai man padės. Tuo aš niekiek nebejoju. Mūsų akise pradėjo gimti nauja realybė, kaip antrasis kvėpavimas. Mokslas pamatė kabaloje unikalią galimybę prasiveržimo šansą. Iš tikrųjų, kabala turi ką pasakyti žmonėms. Aš nematau, negirdžiu, bet jaučiu, kad yra taip. Tai, ką jūs žinote, paprasčiausiai nepalyginama. Man garbė iš jūsų mokytis. Aš studijuosiu kabalą iš jūsų rankų. Aš dabar jaučiu, jog aš tęsčiau šitą pokalbį amžinai, nes jis man be galo įdomus. Ačiū, daktare Laitmanai. Jei aš šiandien supratau, atidavimo dėsnis, tai gyventi pagal gamtos dėsnį. Teisingai? Pagal aukštesnės prigimties dėsnius. Labai ačiū.